Sveiki, su jumis Eugenijus Pišinskis ir Medžio idėjos. Ir kaip visada pasakoju jums apie procesus. Dabar mes remontuojam namuką, bus čia yra stogas daromas ir visas namukas bus čia yra tokia super graži, gera, įdomi tokia pirtis. Kaip sakant, viską parodysiu, mes, kaip sakant, jau kokį 10 tokią pirtį darom, tokio lygio. Tai iš tikrųjų atvažiavo iš pirties klubo mūsų užsakovo draugas, viską papasakojo, irgi pageidavimai, kokie bus gultai, kokie bus atstumai, kokie bus ten tie mikroklimatas, ventiliacija, kokia bus viską. Tai labai gražiai pabendravom, nusprendėm, kad platumas gultų ne mažiau kaip 1,10 m pločio gultas. Jo, ir vat visokių tokių elementų, daug, kokio dydžio turi būti pirties aukščio, viską apkalbėjom, viską. Kur trapas, koks dušas, viską. Bet dabar vat šiai dienai yra pozicija, tai yra stogo gamyba. Tai nusprendėm, iš pradžių buvo pirma mintis ardyti šitą visą stogą, bet nusprendėm, kad mes išardysim tik dalį, nes iš tikrųjų nėra supuvę visa ta medžiaga, visas tas mediena, bet didelį dalį išardėm, palikom tik tai tokią nuogą konstruktyvą. Ir va šiandien atvažiuoja visa mediena iš Solvat komandos, kur perkam visą laiką ir pristato mums medieną labai kokybiškai ir greitai, gerai dirba. Ir dabar darysim stogo sutvirtinimą, pirmiausia visą tą parodysim ir darysim kitus tolimesnius procesus. Bet ką noriu atkreipti dėmesį, į ką? Tai vat pasižiūrėjau ir čia yra toks 3 sienos sujungtas viena tarpusavį, tai yra va čia apdaila, tai yra mūras, paskui medis, vėl ten viduj mūras, mes vidinį tą mūrą ardom, bet čia išorinė apdaila, tai yra toks vat mūras. Ir gavosi tokie, kaip sakant, tokios kišenės. Tai aš parodysiu gražiai visas. Tai va tokios kišenės. Aišku, aš dabar čia apdailinau su EPDM. Galėjau paimti dar biškį ilgesnį 400, čia 300. Galėjau paimti 400 tą pločio EPDM ir išvaliau. Paskui priklijavau, užgruntavau, priklijavau tą EPDM, jis yra kvėpuojanti medžiaga ir tai yra, kaip sakant, guma, bet kas yra gerai, kad kvėpuojanti. Ir čia dar su bitumu užpurškiau visas tas vietas, kad juos, kaip sakant, nepanaikint. Ir taip visur praėjau ir vat visas šitas kišenės yra uždarytos dabar sandariai su EPDM. Ir dabar aš naudosiu, vienu žodžiu, tokį vat saudal. Čia bus, vienu žodžiu, purškimas, kad apšildyti, nes per čia išeis visa šiluma ir, kaip matot, va čia plyšiukas. Matot, oi, parodysiu, čia plėšys. Visą šitą reikia užpūst ir vat viską užpūsim. Čia bus vat tiek tos užpūtimo, kad būtų šilta, nes paskui atsiras čia dar visokie oro tarpai, plėvelės ir užpūsim ir kad per šitą visą vietą, o čia neišeitų šiluma. Nes paskui tu čia jau neprilysi niekaip, kai jau netgi plėvelė bus, arba kai jau bus visas stogas, reikės čia ardyti ir lysti. Tai vat, kad to neįvyktų, reikėjo vat šitą vat visą pusę, visą vat šitą vietą, visas tas kišenės sutvarkyti. Tai vat čia vat apie tą tvarkymą ir kodėl aš va čia EPDM, nes aš nenoriu, kad grinai tas putos, nu, vat, kaip sakant, santykiai turėtų su to vadinamu grinaičių balkių medinių tiesiai šviesiai, va taip, vat, kad būtų čia sujungimas ir toks vat, kaip hidroizoliavimas vat, papildomas. Tai čia yra labai gera medžiaga iš tikrųjų, nes jinai kvėpuojanti. Tai tiek tokie vat patarimai, montuojant, darant, statant, kreipkitės pas mus.
Žiūrėkit mūsų Patreon kanalą, prisijunkit, ten dar 150, atrodo, berods video apie visokie tie patarimai, apie montuojant, statant, darant. Jo, ir jeigu norit, kad jums, kaip sakant, paskaičiuotumėm jūsų sąmatą, kreipkitės pas mus, Medžių idėjos, skambinkite ir viską apkalbėsim. Iki, su jumis buvo Eugenijus Pešinskis, Medžių idėjos, iki kitų kartų. Sėkmės jums.